Nu ką, šiandien ačiū Dievui nelyja, dabar atvažiavau pas Gediminą, toj supažindinsiu su juo, o mes važiuosim šiandien iš Vilniaus į Joniškį į medžioklę. Sveikas gyvas. Sveikas Viliau. Kaip tu? Nu ką, nėra pasiruošęs. Pasiruošęs? Ilga kelionė, bet ir gal ir gera medžioklė. Nu, kažkaip visą savaitę praktiškai lyjo, šiandien, matyt. Nu, užsakėm orą. Nu? Žinojom pas ką užsakėm. O kur mes važiuosim? Važiuosim į Joniškį, į Kepalių medžiotojų būrelį, į Satkūnų mišką ir pasižiūrėsim, ką ten pavyks. O tu pats priklausai tam būrelį? Jo, aš esu tam būrelio narys. Vilniuje esi ir 200 valandas važinėt. Ten mano tėviškė, ten, na vėlgi, ten šiek tiek gal yra lengviau, buvo lengviau įstoti. Tai yra ten mano pažįstami plotai, ten yra Visos šaknis iš ten. Taip, ten mano Nu ką, kraunamės tada judam, nes laiko turime nelabai daug. Kelias tolimas, tai taip. Svarbiausias vynagis. Taip, tai keliaujam į bokštelį, kuris bus Palaukiai. Ten pasėti rapsai, pakankamai didelė erdvė. Bent jau turėsim ką pamatyti. Ir vėlgi ten visai nebloga vieta ir jeigu pavyks, kažką ir sumedžiosim. O jeigu mes į bokštelį netilpam arba raktų ginam bokštelį, atsirado jau raktai? Paskambino, ką tik atsirado raktai nuo bokštelio, tai keliausim ten. Jo, jeigu nebūtų pavykę, būtumėm sugalvoję kažkur kitur prisiglausti, bet radom ten. Aš manau, kad mums ten bus palankiausia vieta, tai keliausim ten. Žiūrėsim vietoj, ar pasėlinsim. Jo, matysim kokią situaciją ir ten ir nuspręsim daugiau. Čia būtinai lapai įsirašyti. 29 diena. Tai va, jau atvykom, jau 5 gyvūniukai pievai. Nu, bet plika akim, vandu matosi, kiti nelabai matosi. Du matau, vat. Tie du vat matosi. Jo, ten dešiniau matyti nesimato. Ir ką, ir dabar tada žygiuosim, mes kaip ir turim ribotai laiko, ne? Nu, mums jau kaip ir reikėtų, nedaug laiko yra likę iki saulės laidos. Reikia laiko atsisės, kad neišbaidytumėm ateinančių žvėriukų, tai galim judėti, o po kelių dar pasišnekėsim. Papasakok šiek tiek gal apie save, apie savo medžioklę, apie savo, nežinau, patirtį medžioklę. Kaip esu medžiotojas jau 23 metai. Kas paskatino? Į medžioklę mane atvedė tėtis, jis yra medžiotojas, tai aš jau į medžioklę... Mes čia eisim, ne? Taip, čia. Aš pirmas iki medžioklę dalyvau 8 metų. Tai ir nuo to laiko varovų visą laiką eidavau. Ir suaukusėjus pilnametystėj, stojus į universitetą, dariau 1 metų pertrauką ir tada tapau medžiotoju. Ir taip ir medžioju. Vėlgi, ta mano šiek tiek, sakykime, niuansas yra tas, kad gyvenu Vilniui, o Joniškį taip dažnai neprivažinėsiu. 3 valandos. Jo, tai 3 valandos pasisidėjimo mašinai. Bet čia šiaip normalu yra, kad priklausai būreliui ir klubui ir tau iki jo ten per visą Lietuvą reikia važiuoti. Mano kartos atstovom gal taip ir dažnai pasitaiko. Mano tėčiui, ne, jam čia viskas prie 10 minučių. Šalia viskas turi. Jo, turi būti viskas, jis kitaip nesuprastų. Tai va, O tėtis dažnai dar medžioja? Jo, dar išlenda, dar kiek sveikata leidžia. Kiek noro yra. Čia galima įtiesiai. Taip. Kiek noro yra, tai dar padalyvauja, tai ir laimikių pagauna, tai dalyvauja. Tai jis yra mano mokytojas ir patarėjas.
ir žvalgas. Niekada Nes- nebuvo noro nebemedžiot, pavyzdžiui, arba kad padarai kažkokią tai pauzę. Ne, nebuvo, nes nežinau. Aš vat, vien iš tos pusės gal, kad ne taip dažnai man tenka medžioti, medžioju dažniau negu norėčiau. Tai aš gal ir neatsisotinau, neprisisotinau tos medžioklės, tai vat nebuvo to noro pasidaryti pauzę. O šiaip tai vėlgi, jeigu apie pačią medžioklę, ne, man tai labai patinka medžioklės sėlinant. Ir ypač vat, elnių medžioklė, čia yra mano didžioji aistra. Kiekvieną rudenį, rugsėjo mėnesį, kiek šeimyna išleidžia, tai pasiemu porą savaičių atostogų ir keliauju gaudyti. Ai, netgi atostogų? Nes kitaip sveikata neleidžia. Nes tiesiog kiekvieną rytą keltis ten 4:30. Kiekvieną rytą keltis 4:30, ten vakare ir visą kitą. Tai porą dienų taip galima, bet jeigu ilgesnį laikotarpį, tai jau sveikatos neužtenka. O kaip šeimynos palaikymas? Tai kaip šeimyna, tai yra diplomatijos menas tam tikras. Tai vat, kaip pavyksta susitarti, taip. Bet šeimyna supratingai žiūri, kad tėčiui irgi reikia savų dalykų, kad būtų laimingas. Tai randam kažkaip kompromisą. O tu man dabar, jeigu tavęs paklausia žmogus, kuris nieko nesupranta apie medžioklę, kas čia tokia yra medžioklė? Kaip tu jam aiškinti? Medžioklė tai visų pirma yra rūpinimasis savo aplinką. Suprantu, kiti galvoja, kad tai yra, mato tą paprastą brutalų veiksmą. Tai yra šūvis, tai yra kraujas, tai yra atimta gyvybė. Bet visų pirma, medžioklė tai yra rūpinimasis savo aplinką, ta prasme, kad mes turim rūpintis, jog populiacijų dydis būtų toks, koks jisai turi būti tam tikram miške. Nes kiekvienas, tai yra paprastai žiūrint, šitas miškas gali išmaitinti tik ribotą kiekį gyvūnų. Aha. Nes jeigu atsiranda per daug, tai tiesiog tie patys gyvūnai pradeda kenkti miškui. Nepamirškim ir ekonominių aspektų, nes laukiniai gyvūnai maitinasi ūkininkų laukuose. Ir kai jų labai daugėja, jie tada Tai yra nuostoliai ūkininkai. O jie turi savo kažkokį tai priešą gamtoje apart žmogaus? Čia Natūralūs plėšrūnai, ne, tai lūšis vilkai. Bet bent jau mūsų šitam plote tų natūralių plėšrūnų nėra. Tai dėl to mes, medžiotojai, ir privalom rūpintis tuo, kad tų gyvūnų skaičius būtų normos ribos. Aha. Aišku, turim, kaip sakė, neperžengtos apatinės ribos, turim riboti savo norus ir ambicijas, kad tų gyvūnų visgi ten per daug neišimtumėm. Tai ir turim atrasti tą balansą. Nes medžiotojai šiai dienai ir pakeičia tos procesus, kurie buvo anksčiau natūralioje gamtoje, kad mes ir turim palaikyti balansą, tai tą aš ir vadinu rūpinimas į savo aplinką. Tos malkos stovi, kad nebėga, žinai. Stirnos? Elnio, atsiprašau. Elnio? Ir čia yra patinėlis. Kad dvigubi tokie. Čia yra elnio, patino, praeita. Yra, matosi, eita didelis patinas. Čia anksčiau praeita jauniklis. Ir vėlgi patinas, tai kas? Patinas tai reiškia didesnis tarpas tarp priekio ir galo, ar kaip? Ne. O tai kodėl čia dabar čia viena ir čia viena? Tai reiškia, kad jisai priekinė koja, galinė koja įmynė į priekinės kojos įspaudą. Supratau. Labai arti. Tai čia yra elnio ir čia visai gan taip šviežia. Manau, šios nakties galėtų būti. O ten dar vienas jau. Ir ten dar vienas. Kolegos yra prisistatę, žinai. Čia dar ant kampo buvo. Ir ten dar vienas yra. Matai, čia atstumai dideli. Tai dėl... Bet jeigu ten sėdėjau, tą pusę nebelabai šauna. Ne, tai žinoma, saugumo technikos visada reikia laikytis. Bet šiaip tai čia yra didelis atstumas. Jeigu į miestelio pusę, į kaimą. Ne, tai vėlgi. Irgi šūvę nedarai. Ne, tai reikia žiūrėti, matai, kaip visada.
koks atstumas. Nes šiaip iki kaimo čia apie gerą kilometrą. Bukštelis aukštai, kampas žemyn eina. Jo, kampas yra žemėjantis, čia yra pakankamai minkšta dirva, jeigu, žinai, netyčia nepataikiai į gyvūną, tai rekošeto šansų Nelabai yra. tiek daug, bet vis tiek, visada reikia pasižiūrėti, prisilaikytų saugumo reikalavimą. Taip, likom gerą lazdą, aš čia pasidedu kol kas. Lipa patikrins, ar tas tie namai ar ne. Ir jeigu tie, tai tada eisiu ir aš. Tas. Ten yra širykla. Matai, Šarai. Jo, visi veiksmas vyksta tylis. Ir langeliai visas pusės. Bet jau šitą turbūt šūvį padaryti nelabai. Kodėl? Be problemų? Be problemų? Bet visiškas komfortas. Taip. Trūksta virduliuko. Nu jo, ten virduliuko, Kavos aparato. barbecue, Jo, kaip televizoriuko dar. Ne, juokauju. Gerai. Reikia šitą išbandyti. Dar šitą neragavau, nebandęs. Tai buvo naktinis ir ale terminis. Išėjau žiūkas. Taip, turim. Skai, kad jį nelabai šaut galima. Jis pirmės rankais. Ir tokie, jis yra, įlaragis. Ir... Ką reiškia įlaragis? Įlaragis tai yra, kai viena šaka. Vienas ragas be šakų. Ir jisai yra toks, kaip čia labai erzinantis. Kodėl? Nes pas ragiukai yra truputėlį trumpesni negu ausis. Jeigu taip vizualiai žiūrint, ne, jeigu žiūri mus, ausis pastatęs, tai ragiukai yra trumpiau. Bet čia yra labai rizikingas momentas šaut tokį. Dažnai mes nešausim, bet jeigu gali kinti pagundų medžiotojai tokį, nes labai sunku nustatyti atstumą ir dydį. O koks turi būti, kad galėtum šūvėti? Trumpiau negu 10 cm jau galim, jeigu ilgesni ragai negu 10 cm jau skaitos būtų perspektyvus jisai. Jeigu trumpiau, tai selekcinis, gali šauti. O jeigu daugiau negu 10 cm, tai jis jau perspektyvus, tai gali šauti. Ir labai sunku vizualiai taip įvertinti, čia 10 cm, ten 9 ar 11. O tai gali turėti įtakos tam vertinimui. Selekcija teisingai atlikta ar ne. Dėl to tokie yra labai erzinantis, atrodo, ant ribos. Bet jeigu abejoji, tai geriau nedaryti. Žinau. Nes, taip, čia šiandien, sakykime, gal didesnį laimikį bandysim pagauti, dėl to ir nesigundom tokių laimikių. Bet šiaip iš principo, kad jie tokie yra labai ir norisi, bet ir tuo pačiu labai reikia vertinti riziką. Darbų išpjaunat. Čia taip visai padavė, ne? Čia normalu. Čia jau bus apie kokį virš 10, tai tikrai. Šitą laukį.
papasakok. Aš tik tai mačiau šiek tiek tavo šiltą kūną ir mačiau judesi. Elnė mačiau, buvo įsitikęs. Jo. Einam po truputį, jau turbūt, Taip. kad medžioklė... Ne, jau viskas, jau baigiam. Mačiau, čia buvo ir elnio patelė, tai buvo judesi. Jo, judesi Lapė buvo. čia lakstė po mumis. Aš aišku, tiek nemačiau, nežiūrėjau. Bet, nu, bandžiau prisėlinti, banda didelė, net skaičiaus pamečiau, nežinau, ar tai 20 Man atrodo, spėjau. jo, apie 20. Ir, nu vėlgi, su paprasto optika sunku matyti, matęs, žinai, siluetas, ražienos, fone galima kažką tai žiūrėti, bet nebuvau tikras dėl šūvio. Tai, žinai, šaut vardant to, kad šaut. O šūvį Tai reikia nesinorėjo. daryti tada, kai jau esi 100% įsitikinęs. Žinai, visada reikia pagalvoti, o kas po to. Po to šauti taip, kad vėlgi, su pirma, kad gyvūnas nesikankintų, ne, kad šūvis būtų švarus. Na ir jeigu ką, kad netektų toli ieškoti. Nu, Ir jo, toli jo. trauktis. O, vat, sakau, nu nepavyko. Aš dar tikėjausi, kad pilnatis mums padės. Ne pilnatis, mėnulis. Švietė dar vienu metu. Ir lygtais daug geriau matėsi, bet užslinko debesis ir... Tai vėl užtemo viskas. Jo, ir užtemo ir buvo tikrai sunku žiūrėti. Viskas buvo nepalankiai prieš tave. Ir bet užviris. Bet tiesą pasakius, na, aš pats čia tiek nesu matęs žvėries vienu metu. Rimtai? Jo, nu, tai yra tokia didelė šernų banda, elnių. Jo, buvo Aš nežinau, du kiek čia. elniai. Taigi vienas tas, kuris Čia ragačius buvo, ten buvo ragačius, čia patelė buvo. Nu, Tai jau mūsų, sakykime, perimetrė 3 buvo. o stirnų, ta prasme, tai čia buvo... Skaičius. Jo, jo. Tai jo, tai vienu metu tiek šitam laukia aš pats nesu dar sutikęs. Bet, nu, vat, kaip čia, adrenalino daug, rezultato mažai, bet užtat, manau, įspūdžių, bent jau man tai tikrai, Jo. tikiuosi ir jums. Nu, faina, žinai, kad ir tau kažkas tai naujo, o ne atviriau, taip kaip visą laiką, tas ten išėjo. Na, nu, matai, su medžioklė niekada nebūna kaip visą laiką. Čia visą laiką, čia kaip nauja knyga. Jo, Ateinės, kaip ir nežinai, kaip Mums tai lauks. labai buvo įdomu, žinai, stebėti. Stebėjai ir matai, tai po truputį, jie stovi, po truputį tada elnės išeina, žinai, tu vos ne su to elniu viens ant vieno. Jo, ir aš tai tikrai jį mačiau ir galvoju, nu, svarsčiau, ar sutrukdys jis man nesutrukdys, nes, nu, tiek yra daugybė kartų buvę, kai sėlindavau ar prie šernų, ar prie elnių, ir žinai, koksai stirna, ar koks ožiukas, ar dar kažką. Tai aš dėl to irgi taip... Ir pasibaido. Ir nubaido visus Bet kitus. dabar šernai taip pabėgo šiek tiek, Aš nežinau, kas juos keliasdešimt pabaidė. metrų, sustojo, vėl toliau žaidė ten kriuksėjo, jie visiškai prie pat mūsų buvo. Nu, nebuvo jie visai prie... Nu, ta prasme, jie buvo sunku lygiai pasakyti. grečiai jums, Jo. jo. Bet vis tiek atstumas čia dar buvo neblogas. Bet jau mes juos girdėjom, normaliai girdėjom. Girdėjau. Ir paskui taip, po truputį tolyn į mišką ir nusėdo. Ką daro protingos kiaulės? Aš manau, kad jis, nu, kažkas jai nepatiko, nes jeigu jis būtų pažuodus mane, pajutus, Iškas būtų. nes jie būtų tiesiai į mišką. Vėjas buvo man palankus, buvo, sakykime, statmenai mum. Tai nemanau, kad būtų, nu, nemanau, kad mane užuodė, bet kažkas kito jai nepatiko ir nuvedė visą bandą į mišką. Ir tai. Na, bus riebesni, kitą kartą bus riebesni. Teisingai. Ir ką, dabar važiuojam atgal. Na ką, jo, laukia. Kelionė. Linksma kelionė atgal.